Sveiki visi, su jumis Fabuksas iš Pokerio trobos. Šiandien pirmas epizodas rubrikos geriausių sprendimų beieškant. Pradėsim nuo Dovydo atsisto dalinimo. Dovydas žaidžia 02505, šiuo atveju prieš priešininką Liurbį. Aš šiek tiek susivėliau tik tai su importavimu šito dalinimo ir gavosi, kad iškart matysim ir Dovydo kortas, ir Liurbio. Šiaip norėčiau, kad Liurbio nesimatytų, bet analizuosim ir galvosim, lyg tai nematytume ir žiūrėsim, kas gausis. Taigi, Liurbis iš karto reizina, under the gun, pastebėkim, kad turi tik tai pusę stako, čia rodo kaip ir silpnesnio žaidėjo kažkokio tai požymius. Mes skolinam, galima reizint, jeigu norim, sakykim, prieš flavą pinigus sumest ir to džiaugtumėmės. Jeigu, tarkim, matėm, kad jisai labai light reizina, ar ten su tūzo 8, tūzo 7, tūzo 6 ir pinigus sumeta, tada tikrai nevengčiau tribetint, sumest pinigus ir džiaugtis. Jeigu norim saugiau šiek tiek, žiūrim flopą, bus mažas flopas, ar tiesiog kažką leisim blefuoti, ar sumesim pinigus tada, man atrodo, gal tada bus geriau šiek tiek. Taip, kad kolinam, labai gerai, Big Blindas irgi kolina, 3 žiūrim flopą. Flopas idealus, turim overpairą, gali vir skrydžiai kažkokie, tai, bet čia tik į gerą, jeigu sudro kažkas sumes prieš mus. Big Blindas šekuoja ir Liurbis betina $4 į 6,25. Nemanau, kad čia verta kolinti, yra labai daug duro, yra labai daug kaip ir šetukų pas Liurbį, yra tas pats aštuntukas, kuris galvos, kad mes ten kažkokį patys dro turim ir sumes pinigus, todėl aš siūlau reizint, taip man atrodo Dovydas ir daro ir aš net nebejoju, kad čia teisingas sprendimas. Jei kažkas kitaip galvoja, galite rašyti, bet aš būčiau linkęs manyti, kad čia geriau nebus. Ir jeigu, tarkim, pinigus sumesim, tai mes tikrai nebūsim kažkokia tai blogoje situacijoje, aš galiu greit gal kaip nors čia parodys tokia kvaila programa, mes turim 9-9, sakykim, flopas yra 5, 7, 8, na ir Liurbis turi bet kokias aukštas poras į pinigus sumes, kažkokius setukus, šešetukus, pačius penketukus, visus kryžius. Aš čia tik tai grubiai sumesiu, aš nenorėčiau čia labai daug gaišti, bet aš manau, kad čia daug maž situacija visą parodys, dar šitus kryžius paimsim. Tūzą 8 dar įmesim, jeigu jisai, sakykim, tikrai pusę steko turi, galbūt silpnesnis reizinas, bet kokių tūzų, tai jisai tūzą 8 irgi nusistekins. Na ir žiūrim, kas gaunasi. Turim apie 41%, tai čia yra, na, plius minus būtų gal 40, jeigu tiksliau žiūrėt, tai čia yra pakankamai daug, nes dar labai didelis procentas bus toksai, kad jisai tiesiog nusimes. Kada mes reizinam, jisai nusimes tiesiog ir turėdamas ten kažkokį tūzą, karalių tūzą damą, skirtingų moščių, nėra ko jam tęsti ir laimėsim pinigus ir taip. Todėl reizinam, jisai dar mus permuša, mes kolinam, aišku, laimingai džiaugiamės, gauna jisai 9 į streitą, laimė visus pinigus, bet, na, nieko nepadarysi, mes padarėm, ką galėjom ir čia teisingas sprendimas, Dovydai, jeigu čia jau taip atsitinka, nenusimink, bus tokių dar daug gyvenime, bet nieko tokio, svarbu gerai sužaidėm. Žiūrim toliau, Darekas atsinė dalinimą. Turim tūzus, žaidžiam prieš žuviagalvį, žaidžiam 0-2-0-4, galim pastebėti, kad Darekas su žuviagalviu yra biški deep, gal po 200 big blindų turi, taip kad į tą dėmesį atkreipsim. Katofas reizina, žuviagalvis kolina ir mūsų eilė. Mes nemanau, kad čia verta kažkas lowplayinti, esam su žuviagalviu gan deep, reikia reizinti ir kuo daugiau. Darekas reizina 5,6, na, manau, standartinis reizas, jeigu, tai, sakykime, matėm, kad žuviagalvis yra tiksliai calling station, mėgsta callint, taip kad varyčiau gal nedaugiau, 7-8, tikrai čia nieko neprarasim, visai prisigalvos nesąmonių, nes yra biški deep, tai tikrai nenusikalsim. Vis tiek, man atrodo, pagrindinis kaip ir žaidėjas yra jisai, kad Kotofas tusimės, tai čia labai daug šansų, o įklampinti ir su desniu betu galim. Kolina, žiūrim flopą. Flopas 6-6-10, čirvai, nėra ką daugiau galvoti, tik tai kaip sumes pinigus į banką visus, kad ir deep esam, flopas yra toksai šaunus, kad mes čia sumesim dainuodami, gali žuviagalvis tai 10, netgi su kažkokiam 8, 9, 7 čia pinigus gali sumest. Čirvais gali sumest, todėl betinam. Pasirinktas toks sizas, manau, puikus, pusę poto, šiek tiek daugiau. Mes per 3 barlius vis tiek pinigus visus sumesim gražiai. Taip dar įtraukdami ir žuviagalvį, ten dar mažesnės poras, jeigu jisai su jom ten dar taip abejoja ar kolint ar ne. Bet žuviagalvis pokšt, min reizina. Džiaugiamės, kad jis taip daro, nes jis čia tikrai su bet kuo min reizins, dabar mums reikia pagalvoti, ar kaip dabar pinigus geriau sumest.
Aš gal būčiau labiau linkęs dabar tribetint, netgi reizint, nežinau, gal net pušint, nes atsivras gali baisių kortų. Tie dabar fišai kažkokie bent jau pas mane staluose sugalvoja reizint ir paskui čekuot turną, kas būtų mums labai nemalonu, nes tada nesumesime visų pinigų, jeigu jisai pod kontrolį, todėl siūlau vaidinti kokį flash draw ar kažką tai, su kuo stumėm ir jisai tada laukiam, kol pakolins su kažkokia tai pora arba dešimkė, gal net valetais. Taip kad mano toks būtų variantas. Darekas nusprendžia kolint ir jam itin pasiseka, kad atsiverčia blankas, tada kaip ir žuvis tęsia toliau savo blefą, jisai jeigu, sakykim, kažką blefuoja ar kažkokią dešimkę turėjo, tai jisai labai džiaugiasi, kad toje kortą atsivertė. Mes nekantraudami stumėm ir džiaugiamės, kad pakolino, bet pralošėm prieš šitukus. Manau, yra standartinas, normalu labai, kad taip gavosi. Nenormalu, kad taip gavosi, ta prasme, bet normalu, kad sumetėm pinigus ir džiaugiamės taip toliau. Bet, na, kas šituką turėjo, čia tiesiog nesėkmė, dar, kai siūlau neliūdėti. Tokių dalykų bus ir žuvis sugeba tokius dalykus gauti, kada mažiausiai tikėsi. Ir einam prie sekančio dalinimo. Prieš tą pačią žuvį tiesa, tas pats Darekas, jau dabar stekai šiek tiek skiriasi, kadangi mūsų jisai nukalė. Turim tūzą džeką, reizinam. Manau, puikus sizas, aš irgi tiek pat reizinčiau, matom, kad žuvis, sakykime, yra ant big blindo ir jisai visus kitus reikia kuo daug geriau išmesti ir čia toks reizas 5 kartus, man atrodo, šaunus, nes vis tiek žuvis kolins greičiausiai, o visi kiti dings, todėl sprendimas irgi geras. Žuvis nekolina, o permuša, vėlgi galvojam, ką daryti, pinigų sumės čia gal neverta, bet flopą žiūrėti, tai manau būtina, tuo labiau sizas nedidelis, jei gausim džeką, nusistekinsim laimingai, gausim tūzą, nusistekinsim laimingai, na, nieko kito nebelieka, tada kolinam, žiūrim, flopas geras. Tūzą gavom, man atrodo, jau greičiausiai turim best handą, fišas čekuoja, žuvis čekuoja, dabar ką mums daryti, galim betinti, galim čekuoti, aš tik tai nežinau, kaip ta žuvis, pavyzdžiui, elgtųsi, jeigu jisai manom, kad jisai su karaliais arba damom ar ten kažkokiais valetais nukolintų 3 rytus, tada aš siūlau betinti ir laukti, kol kolins. Jeigu jisai, sakykime, toksai, kuris mėgsta blefuoti daugiau, tada nieko blogo nėra, čekuojam ir žiūrim, kaip jis blefuoja, tada mes jį nukolinam. Nu, kažkas tokio, pagal fišą, reikėtų biškai pastebėti ir matyti. Mes pračekuojam, turnas valetas, mes jau turim nacus. Priešininkas čekuoja, mes jau dabar turim betinti, turim prašyti value. Betinam nemažai, neblogas sizas. Ir mūsų minreizina, vėlgi, minreizina dvigubai, kaip ir praeitam dalinime. Galim prisigalvoti, ką tik norim čia, bet pinigus tikrai sumesim ir reikia, manau, mes kuo greičiau, nes dėl suprantamų priežasčių, nes mes turim riešutus ir taip Darekas ir daro. Ir fišas insta kolina ir rodo tūzus. Labai nemaloniai pralašėm 2 kartus jam, bet čia nieko nepadarysi, darė, kai tokia žiaurus pokerio gyvenimas, labai nemalonu, kai žuvis pinigus tavo įvalgo, bet čia aš vėlgi nepabėgčiau pagal tai, kaip tą prašytą žuvį, kuris tenais kolina viską ir viską gauna, na, ir tiesiog žaidžia belė kaip, tai su tokiom kortom 2 poros prieš tūzus čia liūdėti nėra ko. Kitą dalinimą jis turės tūzą valetą prieš tavo tūzus ir jisai tikrai nusistekins šitoj vietoj ir pinigai grįžta atgal. Čia liūdėti nereikia, kada tokioje panašioje situacijoje laimėsi, tai daug nesidžiaug, bet už tai, kai praloši tokią situaciją, tai daug neliūdėsi. Čia tokia bent jau mano sistemėlė veikia. Jeigu palygink, sakiais kvietom save ir priešininką, jeigu lygiai tokia pačia vietoje pinigus irgi sumeti ir praloši, tai tie pinigai per ilgą laikotarpį išsilygins ir nei liūdėti, nei verkti reikia, nei džiaugtis, kai laimi. Taip kad viskas gerai, padarai, ką galėjai ir tikėkime, tu iš jo dar pinigus atimsi. Na, o kol kas tiek, laukiam daugiau dalinimų, siūlau parašyti, jeigu kažkas daugiau informacijos ten turit, ar apie tos žaidėjus, ar apie kažkokį ten tą priešą, kuris pinigus jūsų ar paėmė, ar nenori atiduoti, ar kažką tai, kad būtų galima šiek tiek giliau panalizuoti, ir ar tai statistika menedžerio. Ir lauksim, pažiūrėsim, gal įdomesnių dalinimų kitą kartą bus, kažko dar pasimokysim iki kitų epizodų.